Sveiki, šiandieną vėl mano video, kaip ir žadėjau, garsinu savo archyvus video turimus ir šitienos video vėl bus dvi korekcijos ir pabaigoje parodysiu irgi tokį nedidelį stresą, kurį turėjau tuo metu, tai stresas kabutėse toksai, bet vis tiek buvo tokia didelė atsakomybė, todėl kad reikėjo pirmą kartą priauginti paaugliukiai, merginai nagus, kuriai priauginimas buvo pirmasis ir jaučiau atsakomybę labai didelę, bet sugrįžtame prie video, tai ką matote dabar, tai apie tą priauginimą šiek tiek bus daugiau informacijos toliau, o dabar mano vyro pusseserė ir jos rankos, tai linkusi jinai nešioti ilgai, po 6 ir daugiau savaičių, tai nėra gerai, tačiau taip yra, taip sugrįžta ir nestebuklas, bet toksai džiugus momentas buvo, kad šį kartą sugrįžo su visais nagais, būna, kad vieną porą jinai nusilaužė, nes dirba kavinėje, o ten turi nešioti ir indus, ir sunkius puodus ir visą kitą, tai dėžės kažkokias, tai kažkur stuptelna nusilaužė, tai šį kartą sugrįžo su visais nagučiais, tai jau džiugu. Natūralūs jos nagai savaime yra tokie arkiniai, mėgsta visą laiką kvadratus ir dažniausiai darom ant jos rankų kvadratus ir dėl to, kad tie natūraliai nagučiai arkiniai, aš visą laiką juos paviršių šiek tiek padildžiuoju, stengiuosi medžiagos kiekį, kurį uždedu ant nago, paploninti ir pačius nagus šiek tiek paploninti. Tai dabar daugiau rodau video momento, kaip aš dildžiuoju, galima naudoti dildę ant jos rankų, būtent man patogu yra palyginti paviršių, padildžiuoti naudojant tokį būgnelį. Tai ant galiuko užmaunamas būgnelis toksai ir nusipirkau AliExpress'e tokį plonesnį, nes su tokiu storuku būgneliu šiek tiek reikia atsargiau dirbti, kad nepažeisti odelių ir specialiai būtent pirkau plonesnį dėl to, kad atrodo, kad su juo turėtų būti patogiau, tačiau prisipažinsiu, kad iki šiol aš jo dar neišbandžiau. Bet man atrodo, kad su juo bus patogiau. Taigi su tuo būgneliu palyginau nago paviršių ir išfrezuoju iš panagės natūralų nagą, todėl kad nagą stiprinau, naudojau gelį, naudojau Viktorijos Avdejevos statybinį gelį. Man patinka, kad šita klientė visą laiką atsineša savo dizainus, matymą, ką nori turėti ant nagučių, būna pasiruošę, atlikus namų darbus. Dauguma kitų mano klienčių, jos, sako, daryk, ką nori, tada reikia dirbant mąstyti, ką galima padaryti, arba užtrunka laiko, kol sugalvoji. Ir aš noriu visą laiką pagreitinti savo darbą, kad jis neužtruktų tiek ilgai. Visi sako, ten man padaro per valandą, man padaro per valandą su kapeikom, o aš vis tiek užtrunku nuo 1,5 valandos iki net ir 3 kartais, kaip ant tų prieš tai buvusių rankų, jeigu man reikia pakelinėti laisvą į kraštą, nes rodomieji pirštai linkia augti į apačią, tai būna ten su pertraukomis ir iki 3 valandų užtrunkam. Tai gerai, kad jinai visą laiką jau žino, ko norės, o kai reikia dar pačiai pagalvoti, tai ir laiko užima daugiau. Iš kitos pusės, ant kitų klienčių aš turiu pasirinkimo laisvę daryti tai, kas man pačiai įdomu, tai irgi nėra blogai. Labukas? Nagus darau pacieniai. O, geras. Nu, o tu kur? Aš Alytuj. O, matai? Kartais gal gali ir iš sodybos skambinti, kai jau išslenkia vėrė kūran. Galvau, negyva būsi, sakysiu, bloga, dar kažkas, tai žinai. Atvežk galvę. Nu, tai žinai, drebančioms puseniai, sakau, jei nebijai nagų patikėti drebančiom rankom, tai galiu tvarkyti, žinai, jau čia. Nepasigailėjo, jinai manęsgi pasigailėtų, sakytų, tai jau žinai, jau tokia neverk, kur tau. Nu, tai atvarysi gal? Nu, nežinau, ką žinau. Matai, mano duga labai nori nagų pas tave pasidaryti.
Nagų? Aš tai pas mane tai padaryti, viskas tvarkoja, man tai nereikėtų, bet dukra labai nori. Oho, tai jau jinai darius viską? Ne. Ai, pirmas iki? Jo. O jau pas ją viskas susiformavus, nago plokštelė galima jau daryti? Aš nežinau. Ar tokia jau, nu, pamelsvus, nu, melsva tokia, ar jau tokia ružava graži? Aš žinau, niekad nežiūrėjau. Nu, tai įvertink, nes, nu, galima daryti tik tada, kai jau būna susiformavus nago plokštelė. Tai tu mamka jau turi jaust atsakomybę viskį. Tai aš tai iš vis neleisčiau, žinai, bet svarbiausia, kad man tai daro, tai jie labai reikia. Tai dėl to, už tai sakiau, kad jeigu ką, tai nedam pasiūlymą. Tai kai pasakiau, kad šį savaitgalį važiuosiu, tai aš važiuosiu ir tada, žinai. Tada didė, nežinau, kiek laiko, tai tipo, tai tu važiuosi pasiūlymą, žinai, tai sakau, tau reikia pasisakau, tai sakau, ne man reikia, sakau, man labai ištvarkyti, žinai. Tai tu bet gali nušeit pas mane. Plokštelė susiformavus, smegenys dar nesusiformavę, tai kokia Ką? nors degalinė, bet sakau, žinai, kad tokia kai nueis, tai žinai, paskui visai sugadins. Aha. Tai noriu, kad jau pas tave nueitų. Aha, o klausyk, kiek Rugilei metų? Ai, 17, šiur. Nu tai gal jau ir viskas gut. Nu, dabar pasakiau, žinai, tai nenamuose esu, bet grįžtu, tai tada pasižiūrėsiu, kokia yra ta plokštelė. jo, jeigu, žinai, būna tokia kaip vaikų, nu, vat įsivaizduoji, tokia, nu, permatoma, tokia plonytė, tai, nu, tikrai nerekomenduojama, žinok. Bet jeigu jau tokia normali ružava, viską tokia, nu, tvirtesnė vos, tai, nu, tai tada galima bandyti, žinai. Nufotinsiu pašviesai ir atsiųsiu. Gerai. Tai tau šiandien jau pasvakant, kad įmanoma daryti, užtep ir viskas bus gerai. Nu, tai gerai, tepsiu. Užtepsiu jo, aš tau tokia su spalva, kad būtų ir... Tau čia dar. Šitą toksai va bus Gerai, o tas gražus. skirtumas, senukė man čia Va, žinai. tai toksai. Kokį liubliuką, ką nors Gerai, nesvarbu, užkasti. darykit savo. Galėjote girdėti įžangą į mano stresą, tai kalbėjo apie drebančias rankas, tai iš vakaro buvo mano vyro gimtadienis, tai čia nepastovus kažkoksai tai procesas ir po to pasiekmės drebančių rankų, tai buvo šventė, bet ne. Reikėjo korekcijos draugiai mano šitai, tai jinai atvyko, o taip sutapo, kad atvyko ir kita draugė iš Vilniaus ir kaip girdėjote, paprašė, kad padaryčiau priauginimą dukrai, tai greitai ant šių rankų padarėme, pastiprinom nagučius geliu, uždėjome lipduką ir šį darbą padarėme per 1,5 valandos. Tai kai reiškia, galima ir pagreitinti procesus. Na, aišku, kai tu tvarkai nagučius savo artimiesiems ir draugams, tai nukreipi dėmesį į kažkokias kalbas ar kitus pašalinius dalykus, dėl to ir užtrunki šiek tiek ilgiau. Nežinau, kaip čia tau geriau. Mano visas nuo pirštinių. Oi, kaip gražiai atrodo, žinau, blizga gražiai. Bet taip, manau, tai dent reikia. Nu, nėra ko, nu, tai Kaip te bulbės. tas pirštukas, tai bulbės. Geriau, va tai va. Tai dar čia tik filmuoji. Ai, tu filmuoji. Na ir toks rezultatas gavosi, tikrai švelnus gražus nagučiai. O pačio priauginimo aš nefilmavau, todėl kad, jau man per daug būtų ir ta atsakomybė padaryti gerai, nežinomos rankos, švelnios rankos, jaunos rankos ir pirmas priauginimas ir dar kartu ir filmuoti, tai buvo per daug, tai rodau tik tai nuotrauką, kuri yra prieš ir kas gavosi po. Tai, kas buvo sunku, kad kiekvienas nagas ant kiekvieno piršto yra skirtingas, kai kurie yra tikrai gražūs siauručiai, kai kurie yra ant laisvojo krašto kaip trapecijos. Ir kas mano darbe galutiniam rezultate nepatiko tai, kad aš naudojau priauginimui gelinius tipsus. Nagai gavosi tokie vizualiai lyg tai platokie, plus pasirinko tokią spalvą, kurią jaunai mergaitei irgi nežinau, ar tinkama tokia jau čia gal subrendusios moters spalva, bet vėl tai čia yra mano tokia nuomonė. Tai nežinau, streso apturėjau, rezultatų tuo metu kaip ir mama ir dukra patenkintos buvo. O aš taip pem ant pem. Tai štai toks video šitienos buvo, kuris jau eina į pabaigą, o jums sakau ačiū, kad žiūrėjote, iki pasimatymo kitą kartą.